Lapkričio 26-ąją Rokiškio dvaro rūmuose apsigyveno ypatingas gyventojas – visos Lietuvos senelis Kalėda. Čia visą mėnesį vaikai turės galimybę užsukti į vartininko namelyje prie dvaro vartų įsikūrusį kalėdinį paštą ir parašyti laišką pačiam Kalėdų seneliui. Mes nespėjom atidaryti savo namelio ir Kalėdų pašto, kaip pilnas būrys vaikų jau laukė su laiškais ir norėjo linkėjimus mums rašyti ir bembiams mūsų vardus rinko. Nes mes turim 3 Danielius Rokiškio muziejuje. Koks tavo vardas? Emilija. Emilija. Ar parašai Kalėdų seniui laišką? Taip. Ko paprašai? Irgi tą patį kaip savo pusseserę. O ką? Kodėl, kad labai toks įdomus. Austėja. Sakyk, ar parašai Kalėdų seneliui laišką? Taip, parašiau. Turiu. Ir ko Kalėdų senelio paprašai? Tokią žaislą Hatchimals. Sakyk, ar tiki, kad čia tikras Kalėdų paštas? Taip. Ir senelis perskaitys tavo laišką? Taip. Kalėdų senelis turi labai daug pagalbininkų. Jis turi ir ledinuką, ir turi pagalbininkę, ir turi mūsų nykštukus. Tikrai viskas spės. Dvaro rūmuose galima ne tik apsilankyti senelio Kalėdos rezidencijoje, su juo pabendrauti, bet ir labai įdomiai praleisti laiką. Čia laukia įdomus edukaciniai užsiėmimai, kalėdinių meduolių dekoravimas, žvakių liejimas ir dar daug nuostabių dalykų, kurių galima išmokti. Kaip sekasi ir perka produkciją? Tai čia daugiausia mūsų tokia gal ne kiek parduot, bet sudalyvauti ir kad būtų toks kiemelis, jaukumą suteikti, kas nori sušildyti, bet nesu intencija, kad mes čia užsidirbti ir daug parduot, bet viskas geranoriškai, nu. Ar smagu tokias šventėse dalyvauti ir ar reikalinga, kaip jums atrodo? Tai smagumas, tas yra didžiausias dalyvauti, o ne kiek suprekiauti. Nes vis tiek esame iš tos pačio miesto, maža bendruomenė, tai vieni tą, kiti tą ir kažkas čia, jeigu iš verslo pusės gal čia kiek to atsivežti, viską pasidaryti, tai kažin ar čia. Na, o dabar ką jūs čia prekiaujat, ką jie gali įsigyti, kažkas karšto yra? Gilių kavą verdam, tokį iš lietuviškų gilučių, toks va irgi kulinarinio paveldo Lietuvos, gėrimas yra tradicinis. Tada darom karštą šokoladą ir darom bealkoholinį imbierinį vyną, tokį kalėdinį, labai sušilti tinkantį. Sakyk, ar lauki Kalėdų? Laukiu. O ko iš Kalėdų senelio nori ir ko jo paprašysi? Laikrodį. O jau ar moki eilėraštuką Kalėdų seniui? Taip. Gali pasakyti truputį? Galiu. Eglutė skarota, eglutė žalia. Meškutė gaurota, jo ranka šalia. Aš nieko nei naujų metų dieną Liepos mokiniai. Šaunuolis, ačiū. O sakyk, ar skanus sausainiai? Skanus. Dėkui. Na, o jums sakykit, kaip patinka, ar reikia tokios šventės Rokišky? Tai aišku reikia. Kaip atrodo, ar tai gali tapti kasmetinė tradicija? Žinoma, jeigu bus iniciatyva kažkokia, tai žinoma, kodėl ne. O kas labiausiai patiko? Tikriausiai viską apžiūrėjo. Nu jo, dabar labai Kalėdų senelę laukiam, tai va. Ar jūs namuose? Ir kada uždega žvaigždės ir kada? Kai valgo. Kai valgo. Daugiau kada? Daugiau niekada? O kai būna, tarkim, gimtadienis tavo, ar būna žvakučių ant torto? Taip. Tai irgi ar žvakė, ar žvakutė vis tiek, tai yra tas pats dalykas.
Dabar vyksta pas mus čia būtent šventinių meduolių dekoravimas ir pristatom kaip ir naują kalėdinę edukaciją, tai būtent grafienės Hermancijos duonelė. Buvo paragavome, matom, kad nebėra, viskas suvalgyta, o meduolių tai buvo apgultis, buvo virš 50 vaikų per pirmą pusvalandį, buvo tikrai malonu matyti, kad kalėdinė mūsų šventė tikrai pasisekė ir naujos būtent edukacijos. Mes porą metų praktikavom, kad būtų būtent cukraus pudra, citrinos rūgštis ir maistiniai dažai, bet vaikam yra geriau kaip flamasterio tipo, nes tuomet raštas gaunasi smulkesnis ir gražesnis. Kam neišeina, stengiamės padėti, kad tos rankytės, kai kurių labai mažas, žinoma, padeda ir mamos. Ar patinka vaikams meduoliai dekoruoti? Tai yra pati paklausiausia šiuo metu edukacija, nes kai ateina pas mus į muziejų, tai mes dar duodame ir karštą šokoladą. Ir jeigu grafienės Hermancijos duona užsisako, tai irgi karštas šokoladas, gabalėlis duonos ir tokį stiklainį įsinešat namo keptis duoną savo. Sakyk, ar lauki kalėdų? Lauki. O kokios dovanėlės lauki iš kalėdų senelio? Sėdėlė. O ką tu čia darai? Sėdėlė. O jau eilėraštuką ar žinai kalėdų seniai? Gali garsiai man pasakyti? Aha. Pasakyk. Šifrą. Pasakysi eilėraštuką? Koks tavo vardas? Bitita. Koks vardas? Bitita. Koks tavo vardas? Gintarė. Gintarė. Kiek tau metukų? 9. Ar patinka čia daryti meduolius? Labai. Labai? O kalėdų ar lauki? Labai yra. Kalėdų seniai turėjau kokį eilėraštuką išmokusi? Ar gali pasakyti? Naktį lyja, 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 turės baltulė lyja, o iš jų tas naktis visą žemę apšlakstas.